Sveiki visi Kauno Žalgirio gerbėjai, pradedam tiesioginę transliaciją iš Žalgirio arenos, kurioje šiandieną dar vienas Eurolygos mūšis, tiesa jau galima sakyti kitoks, dėl to, kad prasideda Eurolygos top 16 ir ko gero galim džiaugtis, kad jis prasideda namuose. Žalgiris, Miuncheno Bayern, apie šias rungtynes visą dieną Žalgiris TV kalbės tiesioginėme eteryje, na ir šiandieną ką tik pasibaigė Žalgirio komandos treniruotė, ko gero paskutinioji treniruotė prieš rungtynes. Šalia mūsų Robertas Jeftokas, Kauno Žalgirio aukštaūgis. Robertai, ar gerai šiandieną išsimiegojot, ko gero svarbu prieš top 16? Žinoma, kad gerai, manau, visi žino, kokios svarbios varžybos, kaip svarbu aplamai top 16, kad aplamai čia papuolėm ir manau, kad visi tikrai išsimiegojo ir pasiruošė. Čia vokiečių treniruotė irgi tu jau turėtų prasidėti, nematėt, Džedovičius yra, nėra jo? Ne, tikrai nemačiau, kiek girdėjau, kad jo nėra, bet nemanau, kad tai mums yra skirtumas, mes eisim daryti savo darbą. Kokie yra paskutinieji Žalgirio trenerių nurodymai prieš šį mūšį? Negali išduoti dar gal sužinoti. Ne, nu tai, kaip pasakyti, akcentavom daug, yra taktika, visa kita, tai čia aš nežinau. Negaliu pasakyti dabar tiksliai ką, kur, kaip turim daryti. Turim savo nurodymus ir bandysim juos pildyti. Vokiečiai turi tokį didelį, tvirtai sudėtą aukštą ūgį. Ko gero prieš jį pačiam teks nemažai grumtis, stumdytis baudos aikštelėje. Jos silpnoji vieta yra tai, kad jis daug renkasi pražangų. Tai jau pasiruošęs, Robertai, ten pasistumdyti gerai puolime? Žinoma, kad kaip ir sakė, jisai turi pranašumą vienoje vietoje, kitoje vietoje, manau, neturi. Gal šiek tiek lėtesnis gynyboje, taip kad po gerų užtvarų turėtų gal mūsų maži gerai įsimesti. Buvo nemaža pertrauka, banalu klausti, bet iš tikrųjų įdomu. Spėjote atgauti jėgas, ar tą pertrauką jaučiat, kad išėjo į naudą? Galbūt gerai pailsėjot, kas irgi reikšminga? Žinoma, kad reikšminga. Sėt ne tiek fiziškai, kiek ir psichologiškai nuo viso krepšinio, nuo visko pabūt su šeimom. Nu, tas pamatysime, aišku, šiandien, bet manau, tas tikrai davė naudos. Ačiū, Robertai. Na, prie mūsų netrukus prisijungs ir Žalgirio komandos treneris Guten Morgen, Gintarai. Labas rytas. Pats vokiškai turbūt kalbat laisvai, aš vakar girdėjau, turbūt į prie durų ten su kažko tai šnekėjotės tą kalbą, ar ne? Na, galvoju, kad taip, nes vis tik labai daug metų teko ten gyventi ir bendrauti ir ta kalba jau aišku yra lengva bendrauti, bet aš negalvoju, kad šiuo atveju ten labai daug padės, nes priešininkų gretose labai daug užsieniečių, kurie ir pagrindinę rolę vaidina, taip kad čia kalbos žinojimas nelabai padės. Nu, bet pavyzdžiui, jeigu koksai Hamanas rodys derinį ir kažką tai vokiškai sakys, jūs jau išversit saviem. Na, aš galvoju, tokius paprastus žodžius kiekvienas žino, ten vienas, bet taip sudėtinga, bet ir čia aš galvoju, kad nebus kažkoks tai didelė pagalba, kad aš kalbą žinau, tik tiek, kad tai padeda bendraujant galbūt su jų komandoje esančiais vokiečių atstovais. Gintarai, jūs pats top 16 matėt ne vieną ir tokių svarbių kovų, jau kaip ir kažkuria prasme svarbiausių sezono kovų, taip pat kažkoks papildomas nervinis dalykėlis užsikrauna ties tokiu etapu, ties tokiamis rungtynėmis, ypač starte. Na, aš galvoju, kad esminio skirtumo tarp reguliaraus sezono Eurolygos ar 16 nėra, nes mes nesam ta komanda, kuri esam stipresni už kitus ir galim laisvai eiti rungtynės, kaip ir reguliaraus sezono rungtynėse, kiekvienos rungtynės mums buvo svarbios. Ir taip pat ir 16 ir galbūt yra šioks toks pranašumas, kad 16 pradedam namie, kur turim galimybės. Įvaizduoju, galvoju, kad tikrai gausiai susirinksinčių į rungtynes palaikymų galėsime sėkmingai pradėti 16, kas būtų tikrai labai didelis stimulas tolimesniams kovoms. Sakoma, kad Eurolygoje silpnų varžovų nėra, nesakoma, tai yra akivaizdu, čia stipriausių komandų kompeticija, turnyras, bet čia prasideda top 16, kurio pirmasis varžovas yra kažkuria prasme sąlyginai lyg ir silpnesnis už kitas komandas grupėje. Jūs galite su to sutikti? Na, vis tik, jeigu komanda 16 reiškia, jinai to nusipelnė ir galbūt specialistų akimis arba specialistai nematė tos komandos top 16, kad galbūt, kaip ir galbūt daugelis nematė mūsų ten,
ir galbūt mes ir priklausom tom komandom, kaip mes ar Bavarija, kad patekom į 16-tuką, bet tai ir parodo, kad mes esam pasiruošę ir kad tikrai nesam ten atsitiktinai, vis tik ten patekom savo žaidimu, niekieno neištraukti už ausų. Ir galvoju, kad šios dienos rungtynės, jeigu jas pavyktų pradėti pergalingai, būtų tikrai didelis stimulas visam 16-tukui. Aš girdžiu, kad ten prasidėjo jau turbūt ir vokiečių treniruotė, kamuoliai bumsi. Sako, kad treneriai atėję į treniruotę iš karto pasižiūri į krepšininkus ir jie gali pasakyti plius minus, kokios jie šiandien nuotaikos, kaip jie šiandien nusiteikia, iš akių degančių ir nelabai galima spręsti, kaip turėtų viskas klijuotis. Šiandien tas vaizdelis matytas prieš pat treniruotės pabaigą jūs džiugina ar nelabai? Na, žinot, kad treniruotė jinai tokia yra sąlyginė, kur jau nėra ir tempo, ir greičio, ir kažkokių tai krūvių. Tai yra tik tai paskutinių detalių aptarimas ir lengvas pamėtymas į krepšį, taip kad palei rytinės nuotaikas nenorėčiau spręsti apie žaidėjų pasiruošimą žaisti, tai parodys pačios rungtynės, o juose pasiruošusių žaidėjų reikės, nes priešininkas yra toksai, kur neatleis nepasiruošusių žaidėjų. Žodžiu, vokiečiam šiandien Ramšteinui negrosim Žalgirio arenoje, eisim tarkuotą, ne? Na, man atrodo, kad mes ne vienai komandai parodėm, kad palaikomi puikios savo publikos, esam pajėgus nugalėti daugą, beveik visus, galbūt čia išskirčiau Madrido Realą, kurio nepavyko, o šiaip daugelis priešininkų čia krito, tikrai negalvojam, kad jau atėjo laikas nusileisti ir šios dienos priešininkui. Kiek aš girdėjau, visai neblogai Žalgirio fanai ruošiasi šiandieną užpildyti tribūnas, bet laisvų vietų vis dar yra. Galbūt ne visi lietuviškai supranta, gal yra vokiškai kalbančių, gal galite šitą kamerą vokiškai pakviesti Žalgirio fanus? Neimprovizuokim ir aš galvoju, kad tikrai čia nėra tušti žodžiai, kad tas fanų arba sirgalių palaikymas yra labai svarbus komandai, ypatingai kokia agresyvi ir garsi gali būti mūsų publika ir kai sukyla 10 virš tūkstančių balsų, tai darosi baugu, aš įsivaizduoju priešininkui, nes tai yra didžiulė jėga ir aš galvoju, kad mūsų sirgalių stiprybė yra, kad kiekvienas ateina savaip pasiruošęs padėti komandai nugalėti. Tas palaikymas yra tikrai labai jaučiamas ir aš galvoju, kad be abejo jie neįmes už mūsų krepšį ir nesustabdys jų puolėjų, bet aš galvoju, kad tas triukšmas ir palaikymas tikrai šiek tiek išmuš iš vėžių priešininkus, kurie irgi atvažiuoja laimėti. O ką, tada linkiu daug įvarčių į krepšį. Gerai, dėkui jums taip pat, gerų rungtynių ir gero starto. Ačiū, Gintarai. Na, o Žalgiris TV čia savo darbo dar nebaigė, visai netrukus, po valandėlės prie mūsų prisijungs ir vokiečių atstovai. Štefanas Hamanas ir Trautmanas, legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taigi abu krepšininkai čia bendraus su mumis ir to pačiu papasakos jums apie Bayern komandos nuotaikas. Noriu priminti, kad rungtynių pradžia 19:45 minutės, bet jau kamuolys į viršų tokiu laiku yra metamas, taigi turėtumėte arenoje būti 19:25 mažiausiai. Likit kartu.